pasaulio kampelius, Karlosas ir vėl nusprendė sugrįžti atgal į Lietuvą. Labiausiai jį traukia druskininkai, kuriuose jis jaučia ypatingą atmosferą. Man labai patinka druskininkai, labai gražu miestelį, man labai patinka gamta, miškas, asinovi miškas, kaip mano plastaka, visas vietas, akmuo, ežeras, man labai patinka ežeras, Svendubre, Mergelė, Akis, grutas, ežeras, po darbo, aš važiuoti su dviratį į ežeras, į plaukti, ir man labai patinka taip pat žmonės, labai laimingas, visas žmonės prisimeni mane. Man atrodo, aš manau, yra gražiausias miestas į Lietuvą, druskininkai. Nors daugeliui atrodo, kad išmokti naują kalbą yra pats didžiausias iššūkis, reikalaujantis daug pastangų, Karloso pavyzdys įrodo, kad užsienio kalbą galima išmokti labai greitai. Ispanas lietuviškai kalbėti pradėjo vos per 4 mėnesius. O po truputį aš išmokyti, aš gyvenu į bendrabutis, į Žemaitijos kolegija, į savaitgalių studentas grįžti namo. Aš esu vienas, labai didelis pastatas, aš esu tik aš vienas ir aš einu pas budėtojas i valytojas, kaip labai nori kalbėti, bendrauti, i mes kalbame ir aš išmokyti kiekvieną dieną 5 arba 10 žodžius ir piešti. Ir dabar aš kalbu maždaug, aš labai laimingas, man labai patinka lietuvos kalba. Nors ispanų kalbos kursai druskininkuose truks vos mėnesį, tačiau atsirado labai daug druskininkiečių, norinčių išbandyti savo jėgas mokantis ispanų kalbos. Daugelis žadėjo po kursų kalbą mokysiesi savarankiškai. Kaip druskininkiečiams sekasi mokytis ispanų kalbą? Labai gerai, labai aktyvus studentai, mokiniai. Aš esu labai laimingas, kaip žmonės labai nori mokyti. Aš turiu 4 skirtingas grupas, švietimo centras, studentas, Kauno kolegija, druskininkų skyriaus, miesto bendruomeniai ir taip pat trečiojų amžiaus universitetas. Labai skirtingas, bet labai įdomus. Mano seniausias studenta yra tik 80 metrų. I mano jauniausias yra 13 metrų. Ne, kalba nesunkiai, tikrai biški padirbėti ir atsiminti. Jauniems ir lengviau, kaip man, tai ir biški sunkiau, bet suprantama. Labai geras ir dėstytojas, kuris labai aiškiai, vaizdžiai, kaip sakant, aukštos kvalifikacijos dėstytojas ir atitinka visiems pedagogikos, didaktikos klausimams. Jam esam labai dėkingi. Smagu, nes visai kitoks pateikimas to mokslo ir geriau įsisavini per visas tas dainas ir ypač jeigu tas dainas, kurias žinai, tai labai yra smagu dainuoti ir visi kartu dainuoja, nors ten nežinai ir suklysti, bet vis tiek labai geras emocijas palieka. Nuo vaikystės man kalbos visą laiką patikdavo, o atėjau, mano mergaitė vienas dalykas mokosi ispanų, galvoju, gal kartais gyvenime prireiks, dabar labai daug ir keliaujam į visas tas ispanų kalbančias šalis atostogauti ir šiaip man jinai visą laiką tas kalba labai patikdavo, italų patikdavo, šita jos labai panašios ir pradėjau. O kaip jums atrodo, ar jinai labai sunki? Ne, žinoma, visur reikia pasimokinti žodžius, prisėsti, pasimokinti visur reikia, bet įdėjus pastangų bus geri rezultatai. Nepaslaptis, kad lietuvių ir ispanų temperamentai yra gana skirtingi, tačiau pats Karlosas tvirtina, kad lietuviai nėra tokie uždari ir šalti, kokie manosi esą. Tai kuo vis dėlto skiriasi lietuvių temperamentas nuo ispanų? Ar labai jie skirtingi žmonės? Taip, labai skirtingas, ne tik horas i temperatūra. I Mèxico, pernai aš buvau vienas metų į Mèxico, i Veracruzas universitetas,
labai skirtumas. Buvo 50 pliusas. Čia žiema ir rietavė -30. Pūga, vėjas, bet taip pat žmonės labai. Į Meksikoje labai bendrauti, šokti, dainuoti, labai. Čia pirmiausias truputį uždaryti, bet dabar atrodo, žmonės Lietuvai, žmonės atrodo uždaryti, bet po deja labai atidaryti. Man atrodo, ir labai laimingas, man labai patinka Lietuva žmonės. Paklaustas apie savo ateities planus, Karlosas sakė, kad nieko neplanuoja ir gyvena šią dieną. Galbūt dar ne kartą išvysime jį vaikštantį Druskininkų gatvėmis ir važinėjantį dviračių takais.